Susirašiau per 2 valandos, pavalgiau, spakau viską. Dabar yra be 25, keliaus 3, 4 valandas miego, pakankamai. Oras tobulas, šilta buvo keltis, apsirengti, įsipakuoti, nešlapia. Po vakar sunkios dienos ir su bėdom, optimizmą nepraradęs, pasitikėjimą savim nepraradęs. Šiandien turi ilgesnę dieną, nes pradeda beveik 5. Tai reikia kompensuoti, ką vakar praradau. Miegojau tobuloj vietoj, prie ežero, išsimaudžiau vakare. Persirengiau švaris šiltus drabužius, išmiegojau. Biški kieta, čia žinukas per plonas 5 cm. Tai nuspausdavo šonus, tai ant vieną, tai ant kitą pasivarčiau. Bet greitai vėl užmiegi. Tai va, judu toliau. Laikykimės. Iš kur tiek smėlio? Iš kur tiek smėlio surasti? Kaip Palangoj. Liukai smėlis. Smėlis. My God!
Judam. Gerai, kad kažkas išvažinėja. Matai, kur važiuoti. Taip atidžiai žiūri, kur čia posūkis. Nematai keliuką, kur pasukti, reikia pasukti. Pasukau, dabar grįžti. Suprask, kur čia. Kažkur va čia reikia sukti. Kur čia sukti? Na, čia sukti. Vienu žodžiu, taip jau vakar nuo 3 valandų iki 10 kračiausi šaknis subinę daužą. Šiandien vėl tas pats tęsiasi. Pievos šaknis dundun. Čia reikia dviračio su galinė amortizatorė. Nu, kažkaip neaišku. Čia rodo, kad čia leistis. Nesąmonė. Nežinau. Čia, ne, čia. Taikys aš čia kažką. Kažkoks lėdė. Atsirodo taip. Kažkas panašaus. Čia kažkas nenormaliai. Nesupranta. Stovi kaip ir ant tako. Takas ta pusė pasisuka. Čia kažkur. Nežinau, ar čia. Yra takas, ne? Skaitėsi. Čia nėra tako. Nieks nevažiuota. Ne, čia kažkur nugrįvau. Čia tas takas. Smėlis.
Правда, було так. Прищапсою. Тикс. Шкарик сліпом, так. Снігом сліпиться. Хорошо. Dabar kažkur reiks laipteliais nulipti. Čia vamzdžiai tą pjovė, gal? Ką? Vamzdžiai tą pjovė? Kažkam irgi gyvenimas atrodo pašakinės. Va. Maloniais laipteliais pasivaikščiosim. Atkarpa. Kažkas gal važiavo čia. Taip. Stačiai žemyn. Ha. Ne. Nevažiuosi. Laiptais reikti irgi nepatogu. Reikti. Važinėjimasis dviračiu vadinasi. Ratai čiuožia, batai čiuožia, su dviračiai priekyje eina. Važinėjam dviračiai. Geras nusileidimas. Bandom važiuoti. Kažkas ruošia šokinėti. Šokinėti Selinu. Gal ir nieko. Civilizacijas.
Na, va, pamenat, laiptais reikia nusileisti. Dabar reikia viską užvažiuoti. Atgal. Aukštyn žemyn. Bet čia dar galima pakentėti aukštyn žemyn. Bet šaknis, pievas. Daknisa. Ir kažkas cipt pradėjo kaladėlius. Viskas pasilankstė. Va, lytai sugaišau valandą. Bet jau reikėjo valgyti vandens, kolos, pasikrauti įrangą šiek tiek degalinį, kol valgiau. Pasitepti radinę. Važiuojam toliau. Skardus status kaip uola. Ir čia reikia dviratį užkelti. Stovėk arkliukas. O taip. Važiuojam toliau. O tai tau. Ir taip ištisai. Ir taip ištisai. Lipi sėdi. Lipi sėdi. Felis ir draugas Suomis. Dar viena dauba. Ir kuršių užlipimas. Taip apvirtama kaliošė. O čia jau kojų neišvengsi šlapti. Sugadinsim. O, kaip gerai. Kojas išlapa. Medis skrieda. Sugalvok tu man tokį kelią. Oskaras. Oskaras. Už tokias kelias.
Dar vienas. Gal prašoksiu. Dūdas kietas. Bet nebandysiu. Na, gal kaip išdos pavažiuoti, ne tik pasivaikščioti. Ja. Važiuojam. Koks gražus namelis. Vidurio miškų. Ora graži. Pieva, viena pjauta. Galim važiuoti. O, tai bus nenupjauta. Offroadas. Konkretas. Kažkur tai reikės labai aukštai kopti. Akurat čia pati kopimas. Kalinė pradžiai. Tada kopimas. O, lipam. O, lipam. Oi, tik nesulaužyti. Dviračiai. Gerai. Pusę velnio. Na štai, o kur dabar? Vieni čia pramindė. Ten mačiau. Elektrinis piemuo. Kaip čia nepasikratyti, ne? Reiks pralysti. Reiks pralysti. Pabandom iš naujo. Tiksliau toliau. Gal nesutiksim jaučių piktų. Karota, eglutė žalia. Gražių eglučių. Bus naujiem metam. Baigės važiavimas. Geras sukilimas laukia.
ir visas tikriausiai pieškom. Kažkur tiesiai. Aha. Kur tas tiesiai? Čia neišpažinėta. Va čia. Čia nežinau. Pažinėta. Kur čia kopti virš? Kažkur ne ten, aš nesakau. Kažkur čia rodoma. Bet vėl kažkur negrybaus. Čia nėra niekur. Pažinėta. Tam. Namą. Bandom žiūrėti, lyst kur čia trūm, kur čia dviračio vėžas yra kokios, net nėra, kur čia visi važiavo. Čia siena. Siena, bet čia tik čia reiškia. Va, kur vėžas. O, dabar aišku, bet čia jau nevažiuoti. Jūs tik pažiūrėkit. Tai idėja, tai idėja. Ne, dar ne taksi veikia. Pasistumė, reiks tempti arba vilkti. Na dar kartą. Dar kartą. Na, dar tiesą pasakius, į tokią sieną lipti neteko. Spaustum į dviratį metrą ant stabdžių palaikai, tada pats užlipi. Visai smagu iš tikrųjų. Stop. Dar biškį. Hop. 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 Hop.
O, ir dar ne pabaiga. Nesenai buvo asfaltas 6 kilometrai. Važiuojant asfaltą, žiovot pradėjau. Miegas jam pradėjo. Galvojau, ką jis fantaziją prarado. Paulius. Ne, pasirodo, leido pailsėti prieš šitą reikalą. Nu ja. Taip pat. O, da čia ir pakeltai. Op. Stok. Op. Op. Apie daug liko, bet reikia pailsėti. Paskutiniai 5 metrai. Nu, gal 10. Per tos 10 metrų kokie 3 metrai sukilimo. Kur tie operatoriai? Ką, ko nefilmuoji? Viską pačiam reikia dirbti. Ir važiuoti, ir filmuoti. O! Štai ir mes. Ir dabar žemyn. Šitą užskaitau. Nors neteko važiuoti. Bet aš skaitau. Bandom. Gal dabar jau žemyn. Geriau nebūt žemyn. Nes paskui vėl reiks aukštyn. Dabar važiuojam tą skardžio viršumi. Gražus vaizdai. Skardžio atsiveria. Viskas matas. Žemai, žemai. Žemai, žemai. Per medį. Nežinau, ar lipti ant dviračio. Pasirodo, ne. Negalima lipti ant dviračio. Nu, gal biškį paretėsim. Akių neišsibadyti. Ir nuo šlaito nenusirysti, aišku. Gerai. Primena Estiją. Kaip teka, irgi tokia šlaitą važiuoti. Gražu. Gražu. Pažiūrėkit.
Tai va, važiavau upės lygmenį ir į tą sieną įlipti reikia. Va, dabar toliau važiuoju. Anksčiau vėl laukia siurprizas kažkoks. Na, čia siurprizas. Nuvertęs medis, tai čia mėgniai. Čia jau dar vienas. O, čia panašu reikia apeiti. Kur? Gal prašia. Primena Estiją. Pernai. Nedadirba Paulius, mačiau, pjovė, bet nedapjovė. Nenorėjo gal. Bandome žiūrėti. Pagavau pabėgėlį. 2 dienas vėjausi. Startą 30-40 kilometrų. Bėga. Ir daugiau nemačiau. Ir pagaliau parvėjau. Labą dieną. O, labai. Kaip einasi? Gerai? Iš lėto, ne? Be streso. Savo ritmą, ne? Gerai? Nu, iki Alytaus man nepatiko. A, nu ten turime. Nu, nuo Alytaus jau baigs, kentėt gali. Ne, už Alytaus irgi tenais. Bremo, kaip buvo tas upelis ant upelio. Na, bet ten epizodai. O ten tai ištisai, kai prasidėjo vakar nuo Kapčiamiesčio panašiai gal, taip ir tęsės. Nubrėžtas. Ai, ten ties tuo bokšto gražiu kažkur maždaug. Ten toks bokštas buvo, Žvalgos. Ten su tuo Suomiu susitikam. Noriu užlipti? Ne. Paskui per tos 3 stulpus ėjom. Suomis iš paskos. Atsisukau pafilmuoti, aš jau per tos 2. Tas vienas judėja. Jis atvirkščiai, dviratį per 2 vedė pats per tą vieną, kur judėja. Atsargiai perėjo. Sako, kaip jis ten sakė? Jis sakė, Pizdauskas. Ką sako? Pizdauskas. Gražus. Jo, noriu užlipti. Davai. Yra vandens, va čia jeigu reiktų. O, vandens. Ledų galim suvalgyti. Turit ledų dar?
Gerai, malonu. Iš kur atmynė? O, dėkui. Oi, neklauskit, išsigasit. O kaip pasakysim, kur minam, tai nugriusit. Na, žinau, čia vieni mynė iš Vilniaus, pro Kauną, paskui pro Rumšį, čia sana pusė grįžinėjo. Mes nuo Seinų per Druskininkus, Alytų, dabar Prienai, Kaunas, Vilnius ir Zarasai. Oho. Ir viskas bekeliam. Ir miškais. Miškais, kur nėra, net žmonės nevaikšta. Oi. Tai kiek laiko trunka toks? 6 dienas. Per dieną kiek nuvažiuot maždaug? 150. Bet miškais čia vat, kažkaip gera trasa. Šaknis, mėlis. Aš norėčiau, viską noriu. O čia kaip dabar sveria burbuliukais kokiais ar kas čia? Tai aš noriu... Visų burbuliukų, sakyk. Ne, aš noriu vieną su braškėm, vieną vanilinį ir gazuotą Neptūną. Aš žinau, tavo ratai nesisuk. Faktas, kad taip pat reiks skilti, greičiausiai taip pat per šaknis. Leidžiu yra taip, gal slenkimai. O, kaip fain. Tai 18 km gali virsti 2 valandas, jeigu taip. Du bepročiai. Reikaliukai. Man reiks tai čia nuvažiuot. Užvažiuot gal jau ir neužvažiuot. Ten sukt. Kad ne, tiesiai. Man posūkį rodyti, ne? Čia keliauks yra. Nu, pavažiuok, pasakyk, ar tikrai. Kažkur į pušyną mus kreipia. Bent jau man taip atrodo, kad čia kažkur. Ne?
Bent jau linijai taip rodo. Palei pat upė. Tai va čia takelis. Va, tai takelį. Tai takelį. O, koks plotas nematas. Nenugarmėti jį. Prastosim. A yra čia? Va, tau, kur nori, ten važiuok. Reik aplink. Ten reik tiesiai. Tiesiai ir į kairę paskui. Man atrodo, pradėsiu. Man atrodo, kad va čia per pievą. Pastaruoju metu valgom tik kurortus. Vakar Druskininko, šiandien Birštone. O iki Vilniaus į Kauną bus dabar kas nors didesnio? Ne dabar. Kaip taip? Iki Kauną didesnio nebus lygiai. Nu, pasimsim telefonus pasižiūrėti. Gali būt, kad čia reikia nusipirkti. Jeigu vandens ar kažko. Ne, mažiukų kaimelių tai bus. Bus kaimelių, bet iki 8. Ne. Kulalo galim prekiauti kaimelės. Dabar šiek kokia skanuma. Žiūrė. Bet toks bliūdas didelis, pane. Čia kaip žinodėm, kad aš mėgstu daug. Va. Vištienos karbonadas. Skanus? Žiūrė. Žiūri. Kažkaip tai skeptiškai žiūriu. Kad tik tai vištienos karbonadas, norėjau kiaulienos. Bet geras. Grobalio yra. Kepta. Bet kodėl ant šitų pavarų necypsi? Kažkas tai čia.
vienas iš retų malonumų, kai geras žvyrkelis ir pavėjai greitis 32. Neilgam kilometrui. Paskui viskas bus taip, kaip buvę. Tu ne prieš gerą šitiek pakalnės ir pavėjai. A kaip čia bus? Siauras? Aš išvažinėjau iš degalinės, man rodo, tu kairę tipo ir apsisuk. Davai kairę. Važiuoju, blei, apsisuk. Suka gal atsisukčiau, dabar man važiuoti. Kairę ir dešinę. Kol prisdyrti, kol prisimažinti. Taip. Sugalvok tu man tokį tiltą. Privatus tiltas, žiūrėk. Privatus tiltas. Iki 200 kg. Eik tas. Jo, dabar tiek pati kalną, faktas. Jo, farnada čia, kaip nešti. Na ką, gali būti, varžybos čia ir baigtos. Gali būti, kad varžybos čia ir baigtos. Šuniukai nebeloja. Nebeloja šuniukai. Kasetė prasisuka. Ir važiuoti neįmanoma. Liūdna. Gali būti pabaiga šiuose laukuose. Nu, dar kažką bandysim padaryti. Bet vilčių nedaug. Na ką. Tvarkiau, gal sutvarkiau su draugų pagalba. Nežinau, išsardžiau, išsivaliau, šuniukus sustačiau vietą. Gal pradės loti ir bus gerai. Judam toliau. Gera judėti. Tikrai buvau išsigandęs. Nes visi mano draugai žino, kad man su technika nelabai. Su meistrų pagalba atrodo judu. Tikėkimės į Kauną, kur tikrai meistrai galutinai sutvarkės tarpiniam finiše. Kaune yra meistrai. Varom! Pirmyn!
Važiuodamas. Здорово juda.
Na, Alio. tu sustoji, nevažiuoji. Tai taip, dabar sustoju. Nes žiūri vienas ant prie tavęs kerta kampą. Gal taip atrodo, žinok. Važiuoju va tokiais. Va, per medžius, per... Čia, ką žinau, ar čia važiuoja, ar čia veduosi. Na, mes, sakai, čia gal vedęs, tas... O tas... Nu, šiaip priklauso važiuoti čia per mišką, čia kelias šalia yra. Ai, palauk. Čia buvo užstrigę. Ai, aha, buvo užstrigę. Nes mums rodė, kad tu visai ne ten. Ai, tėtė, tai čia paskutinį kartą rodo, kada atsidarė telefoną. Tėtė visą laiką važiavo ir dabar taip parodė, kad atsidarė telefoną. Na, va toks važiavimas čia, ėjimas, nevažiavimas. Aha, supratau. Nes iš pat pradžio rodė, kad tu stovio tas kažkoks maninenas. Ja, Suomis. Jo, atrodė, kad buvo dar toli iki tavęs ir paskui žiūri, kad tu stovio, jis eina pro tave. Ne, ten būna pasitinka, jo. Tai va dabar čia veduosi, kad čia važiuosi. Per mišką, eik tu savo, kokies įkalnės per mišką, filmavau. O Vitalis tai tikriausiai čia jų pasikloja lovą gal. Gali būti toli nuo mansis. Nu, nelabai toli, tai, žiūrėk, aš tau nežinau, tau čia matasi. Aš pasižiūrėsiu pats. Nelabai gal ką, žinau, kiek čia rodo, to mastelį aš nesuprantu. O, žiūrėsiu. Netol, prie upės jisai. Man reikia iki, žinai, kur nusirasti. Miestelis, va čia kur bus dabar. Darsu? Darsu irgi? Iš D raidės ar koks ten? Va, čia Darsu. Darsūniškas? Jo, man ten reikia dasigauti. Man tai apie 10 km, man atrodo. At kur Vitalijais? O jisai, matai, gavo taip, kad grįžo, gal kitur miegot? Kas? Nes jis nedavažiavo iki Darsūniškio. Vitalijais? Aha, jis taip rodo, kad visai atgal grįžęs kažkaip prie upės. Jis į šoną pavažiavo, gal upę susirado. Nu taip. Ja, bet kažkur man ten važiuoti irgi. Na, nes jo, jisai prie upės, bet... O tai kas tau Darsūniškį atsižymėti reikia? Ne, aš ten mėgosiu ten kažkur, tai šalta darosi. Tai varyk prie Vitalius. Ai, ką ten trukdysiesi, kad jau mėgoti ruošiasi, tai žinai. Aha. Nebent netyčia taip sutaps, kad aš ten irgi. Nes čia, tai matai, čia gal aikšteliai kokioj, aš nesuprantu čia. Nesvarbu. O kaip dviratis, čia žiūriu visai gerai, ne? Pavyko? Jo, pavyko. Su visų pagalba pavyko. Nu va, blem, čia mama man skambinėjai dabar irgi nervuojasi, aš irgi sakau, nemiegot, nebeką, sakau, koks čia miegs bus, sakau, nežinau, sakau, ką daryti. Tuoj. Aš sakau, Ai, va, matau. važiuoti reikės, ar čia? Matau, kur Vitalijus, jis nuvažiavo prie upės. Nu, sakau, čia kažkaip Tai va, man iki Darsūniškį reikia dasigauti ir kažkur ten mėgos irgi. Tik aš čia sodai sakai? Nežinau, kas ten kaimelis. Nebedaug, apie 10 km, bet tas gali užtrukti ir jeigu va tokiais atvažiuosi, kaip dabar matai, tai gali valandą užtrukti. Na va taip, va tokiais šiandien. Eik, vienoje vietoje tokį kalną stūmiu šakas. Jėzus Marija. Vieno tai kalną, tai į sieną šiandien lipom. Į sieną kokį, nežinau, ne 90 laipsnių, bet kokį 70 laipsnių. O taip dviratį už rankenos laikai vieną ranką, kitą už koto paėmė. Ir ranką stumis, o kitą ranką patraukė. Užmeni stabdį, tada žingsnį dėdi pats. Eikta. Nu, tada vėl dviratį pastumi dviratį, patrauki, pastumi to pačiu, nes užstumt nebegalėjau. Jau turi patraukti, sakyt, vieną ranką stumsi, kitą trauki. Tada žingsnį pats dėdi, nu, į sieną, į viršų.
Na, žiūri. O tai šitas, sakai, susitvarkė normaliai, čia jau nebekels, jie kad- tau įtampas, kad... Ne, Kaune man per žiūrės, per tvarkės, per ardus. Ten Kaune, Kaune tarpiniam finiše yra tie meistrai. Ten kažkokie tai rėmėjai. Aišku, už pinigus tikriausiai tvarka, bet jie pataisit dviračius. Nu gerai, žiūrėk, aš noriu važiuoti sėsti, nes tavo pusė velnio. Okay. Na, iki. Na, aha. Bučkas, labanaktis, jeigu ką. Labanaktis. Tai aš jau galit mėgoti, ta prasme, Gali. nebereiks važiuoti mėgoti. Ne, nebereiks. Nebereiks. Bet kuriuo atveju statys palapinę, tai rytoj tada tik. Ok. Все, iki. Gerai. Bučkas. Ate. Aha, sėkmės iki. Iki. Įdomu. Nejauku, bet įdomu. Ką čia daryti? Gal guolį pasidaryti? Ir palapinę statyti. Ну давай, согласен. Девушка, чермягос. Gerai. Susiranda sausas drabužis, rengias, susisuka ir miego čia. Labanaktis visiems. Saldžių sapnų. Čeliulė.
Oi, dviratis. Reikia iškrapštyti. Purva.